vaikas, jisai atrodo, kad jis yra mažas ir kad jisai nieko nesupranta. Ir kai aš pradėjau dirbti su vaikais, pamačiau tokius dalykus, kurie mane tiesiog net yra kaip ir savotiškai šokiravę. Jų intuicija, jų mąstymas, kad tikrai, pavyzdžiui, buvo tokia istorija visai nesenai, aš va tų tokių įvykių, jie, žinot, dažnai kartojasi ir net negali atgaminti, kas stebino, nes tai, kai gyvenimas bėga, plaukia, bandau atrasti ir tai jau nuplaukia, nebent užsirašiusi būčiau kažkur. Ir tai nėra įrodoma. Bet aš turiu vieną įrodymą. Aš turiu tokį įrodymą, kad prieš keletą savaičių mano šuniukui darė operaciją. Ir aš tą dieną kaip tik su vaikais buvau darbe ir kaip tik tuo metu mes iš ryto su vyru nuvežėm šuniuką, palikom. Ir tuo metu vyko operacija šuniukui, kai aš buvau darbe. Ir tada aš vaikščiau su tuo tokiu, man širdį buvo mano šuniukas. Mano šuniukas juodas, visas juodas. Ir net sunku jį nufotografuoti, nes jis toks juodas, kad nesimato akyčių, nosytės. Ir aš vaikščiau iš širdies, tą nešiojausi, tą kaip jam, kaip sekasi, nes operacija tokia buvo irgi truputį gal sudėtinga. Ir jau reikia man eiti, pakeisti, ateina kita mokytoja, mano jau darbo laikas baigėsi, prie manęs prieina mergaitė, vardu Ieva. Aš nieko niekam nepasakoju, man kai sunku, aš negaliu kalbėti, galbūt palaiko. Ir jinai sako, Irma, čia tau. Ir jinai man padeda tą piešinį. Čia tau, sako. Ir ką jūs matot va tam piešinyje ir kokią žinutę jums perdavė mergaitė? Kad vaikai tiesiog viską ne tai, kad jaučia, jie tiesiog net mato, kad mano širdyje, kas juodas šuniukas. Aš sakau, čia šuniukas. Na, jinai sako, čia pantera. Bet mano šuo tikrai tokia kaip pantera, jinai tokia, na, čia jau nekeičia esmės, ar ne? Pažiūrėjus, tai buvo dar vienas tas, ir aš jau paskutiniu metu jau manęs tai iš tiesų net nebestebina, bet aš jums norėjau tavo mesti parodyti tą įrodymą, kas yra vaikas.